Tai labas vakaras, mielosios. Labai džiaugiuosi tos, kurios prisijungėt ir kurios matysit šį įrašą. Šis seminaras bus įrašomas. Ką labai norėčiau paprašyti, kad visi laikytume mikrofonus išjungtus. Ir jeigu turėsit klausimų, tai rašykite į čatą, kuris yra apačioje ir gale viso seminaro Edita pasistengs atsakyti, kiek galėsim. Tai dėl ko mes nusprendėm daryti šį seminarą? Dėl to, kad gyvenime labai daug veikiau. Ir atrodo ir viena veikla, ir kita, ir tu stengiasi, ir darai. Ir kartais prieini prie to taško, kad va, darau ir vis tiek negaunu to rezultato, kurio norėčiau. Ir atrodo tikrai daug iš savęs atiduodi, daug stengiasi, bet kažkas nevyksta. Ir kai pradėjau ieškoti tos priežasties, kodėl nevyksta, kas man trukdo pasiekti rezultatų, mano gyvenime atsirado Edita Gulbinienė. Bet sudėtingiausia yra papasakoti kitiems žmonėms, kas jinai tokia yra ir kaip jinai dirba su žmonėm. Nes jos metodas, tai jis yra man toks nesuprantamai paaiškinamas, bet ką galiu pasidžiaugti, kad su Edita turiu labai daug rezultatų. Jos dėka perlipau labai daug, atradau priežastis, su jom labai dirbau ir šiai dienai galiu labai pasidžiaugti savo augimu. Tai aš gal negaišiu ir skubu pristatyti, pakviesti į eterį Editą. Sveiki, labas vakaras. Tai dabar mes jau ko gero pradėsim, ilgai negaišim, kad nebūtų labai didelis laiko užėmimas ir aš norėsiu pasidalinti ekranu. Va. Ar matosi? Taip. Viskas gerai, ar ne? Tai aš atsijungsiu. Gerai, tada aš perimu vairą ir šiek tiek pristatysiu save. Aš esu Edita, edukologė, šeimotyrininkė, santykių konsultantė, lyderystės mentorė ir lektorė. Vedu seminarus, savo kūrinius, tokius 2 turiu ir vieną iš jų šiandien pristatysim pabaigoje šito seminaro. Kodėl aš tą darau? Tikriausiai dėl to, kad turiu pašaukimą. Turiu tam reikalingus talentus, tam reikalingus gebėjimus ir man tai smagu, man tai atneša džiaugsmą. Kuo daugiau konsultacijų, kuo daugiau seminarų, tai man tuo daugiau atradimų ir džiaugsmo mūsų gyvenime. Tai iš tikrųjų labai svarbus momentas, kodėl aš ryžausi tą daryti. Aš pamačiau labai daug nelaimingų žmonių. Aišku, pradėjau nuo savęs. Pati pamačiau, kad nesu laiminga ir pradėjau ieškoti, kaip Aistė ieško atsakymų. Ir tie atsakymai man sukrito, nes aš labai jų norėjau. Ir atėjo žmonės, atėjo mano mentoriai, kurie padėjo man išlipti iš mano nesupratimų ir nesuvokimų. Ir dabar aš galiu pasidalinti ir su kitais. Tai keliaujam šiandien į seminarą 5 priešai trukdantys žydėti žmogaus gyvenimui. Kodėl mūsų tie gyvenimai vis tiek nežydi dar, kodėl mūsų tie gyvenimai vis tiek dar jie tokie užstrigę atrodo, tokie klampūs, tokie ne taip, kaip tarsi mes norėtume. Tai iš tikrųjų labai svarbus momentas, kad kai mūsų gyvenime kas nors stringa, kas nors nevyksta, tai reikia žinoti vieną dalyką. Žmogaus gyvenimas yra visada subalansuotas. Atrodo keistai, atrodo nelabai įdomiai, ar ne? Jeigu blogai sekasi, kai čia per balansas. Bet iš tikrųjų mūsų gyvenime tai būna, tas balansas, jisai visada yra, tik jeigu mums jis nepatinka, vadinasi, jisai kažkur tai ne mūsų gyvenimo kely tas balansas. Ir jeigu taip žiūrėti į kiekvieno žmogaus gyvenimą, maždaug 35 metus sulaukęs žmogus veikia, priima sprendimus, kurie aplinka panašiai 2 būdais. Tai yra sąmoningai arba pasąmoningai. Ir visada nustemba žmonės pamatę šitą skirtumą.
Sąmoningai žmonės priima sprendimus 5 procentus savo gyvenimo, o pasąmoningai 95. Kas yra pasąmonė? Pasąmonė yra archyvas, mūsų gyvenimo archyvas, kuriame kaupiasi labai daug mūsų gyvenimo patirčių. Praktiškai visos mūsų gyvenimo patirtys, mūsų tėvų gyvenimo patirtys kaupiasi mūsų archyve. Ir tas archyvas valdo mūsų gyvenimą. Viskas gerai, jeigu tos patirtys yra gražios, geros ir smagios, o jeigu ne. Ir visada aš kviečiu žmogų pasižiūrėti, jeigu tau nepatinka kas nors tavo gyvenime, tai reikia pirmiausia pradėti nuo savęs. Daryti vidinį pokytį tam, kad aplinka pasikeistų. O mes kaip darom? Mes sakom, vyras turi keistis, darbdavys turi keistis, pakeisiu darbą, dar kažką pakeisiu, mašiną pakeisiu, dar kažką ir pasikeis mano gyvenimas. Nepasikeis. Nes keistis žmogus turi pradėti keistis nuo vidaus. Dabar, kaip aš sakiau, mūsų pasąmonė yra mūsų archyvas. Ir į mūsų archyvą labai vaikystėje daug prisidėjom visokių dalykų. Ir prisikūrėm strategijų, elgesio strategijų, kažkokių elgesio modelių, prisikopijavom iš tėvų, kurie iš tikrųjų norėjo mums gero, bet mes ir tuos reikalingus dalykus susikaupėm ir susidėjom į savo archyvą ir bereikalingus. Ir taip susikūrė vaikystės elgesio strategijos. Ir jeigu jos padeda mūsų gyvenime, tai mes jų net nepastebim. Jos yra, vyksta ir viskas su tuo tvarkoja, bet labai dažnai jos trukdo mūsų gyvenimui. Ir tada, kaip pastebėt, kad jos trukdo mūsų gyvenimui? Tai pirmiausia, žmogus turi pastebėti, kad aš neturiu tikslų, arba nežinau tikslų, arba nemoku išsikelti tikslų. Atsiranda nepasitikėjimas savim. Aš nepasitikiu, noriu daryti žingsnį, bet nepasitikiu. Kažkas negerai pas mane, kažko trūksta. Žema savivertė. Kada žmogus jaučiasi nevertas kažko turėti, nevertas kažką veikti, nevertas kažkuo užsiimti. Labai daug žmogaus gyvenime kaltės, baimės, gėdos, nes šita trijulė, kaltė, gėda, baimė, labai blokuoja žmogaus savirealizaciją. Žmogus labai bijo klaidos. Jeigu yra didžiulė klaidos baimė ir nedaro žingsnių į priekį, nes bijo suklysti, va tada mes galim pastebėti, kad tai yra vaikystės kažkokio elgesio strategijos. Toks nuolatinis noras įtikti, patikti, noras būti geru, noras būti pastebėtų. Vat visi tie dalykai yra vaikiškos strategijos. Ir netgi toks labai keistas polinkis rūpintis aplinkiniais arba globoti visus. Ir tas globėjiškumas sukuria žmogui tokį lauką, kad aplink tą žmogų renkasi globotiniai. Ir tam reikia pagalbos, ir anam reikia pagalbos, ir žmogus jau gali pastebėti, kad kažkokios elgesio strategijos jau netinka pagal jo prigimtį ir pagal jo potencialą. Tai žingsniuojam dabar prie tų 5 griovėjų, kuriuos aš išskyriau, jie tokie dideli ir aš apie juos papasakosiu, stambus. Ir tie 5 griovėjai yra labai galbūt jau negirdėti arba nematyti, bet jie iš tikrųjų veikia kiekvieno žmogaus gyvenime, jeigu mes jų nepastebim ir nesusitvarkom. Sąmonės programos ir strategijos. Tik ką sakiau, vaikystėje mes jas esam susikūrę ir mes jas naudojam, nes pasąmonę naudojam labai dažnai, nes automatika, labai patogu. Neteisingai suprastos vertybės. Mes galvojam, kad tos vertybės, kurias mums perduoda tėvai, kurias mums perduoda aplinka, mokykla, labai visos reikalingos ir vertingos. Taip, jos vertingos, bet jos vertingos galbūt mūsų tėvams, o ne mums. Galbūt mūsų mokytojams, o ne mums asmeniškai kaip asmenybė. Taip pat žema savivertė ir nepasitikėjimas. Va čia labai greuna gyvenimą dėl to, kad, kaip aš sakiau, aplink nepasitikintį žmogų visada atsiras išnaudojantys žmonės, visada atsiras besityčiojantys žmonės, visada atsiras žmonės, kurie norės pasinaudoti tuo žmogum. Ketvirta toks griovėjas neišmoktos pamokos. Apie pamokas mes biškį pakalbėsim vėliau ir rimtai pakalbėsim, nes jeigu mes
savo gyvenime neišmokstam kažkokios pamokos, ta pamoka kartosis ir kartosis ir kartosis ir vis stipriau, kol mes ją išmoksim. Kam reikalingos pamokos mokintis? Tam, kad mes sustiprėtume ir galėtume savo pašaukimą vykdyti. Ir penktas toks griovėjas tai yra gyvenimo autoritetai. Mes labai dažnai, kaip vaikai būnam, tai mums tėvai natūraliai yra autoritetai. Tėvai, seneliai, iš artimųjų kas nors. Bet kai mes suaugam ir tampam suaugusiais, tie autoritetai, jie turi jau truputėlį pasitraukti į šalį. Kodėl? Todėl, kad jeigu aš turiu autoritetą ir jį pasistačiau virš savęs ir iš jo mokausi, aš jo niekada nepraaugsiu. O galbūt mano misija praaugti tą mano autoritetą. Tai va, tokie 5 griovėjai yra ir mes dabar kiekvieną jų aptarsim. Kas klausot, kas girdit mus, tai parašykit, matau jau į chatą rašot klausimus. Iš karto, jeigu tik tai kyla klausimus, rašykit, nes paskui, kad nepasimirštų. Tai pirmas mūsų griovėjas - pasąmoninės programos. Kaip aš sakiau, kiekvienas žmogus turi pasąmonę, tai yra mūsų gyvenimo archyva. Ten yra labai gražių dalykų ir yra labai nemalonių dalykų. Ir mūsų pasąmonės veikimas pasireiškia mintimis ir jausmais. Jeigu ateina nemalonios mintys, ateina nemalonūs jausmai, visada žinokim, kad tai apie praeitį. Praeitį kažkokia susiformavus kažkoks modelis ir tas modelis ateina mums mintimis ir jausmais. Ką su tuo daryti? Su tuo daryti reikia, pirmas dalykas, jas pastebėti. Pastebėti mintis, pastebėti neigiamus jausmus ir ką jie mums neša, kokią naudą mums jie neša. Ir pastebėti nėra lengva, nes mes esam pripratę prie tų minčių rutuliojimų. Kai teko konsultuoti vieną moterį, sako, nenustojantis rautas minčių ir vis galvoju, vakare atsigulu galvoju, sunku užmigti, rytą atsikeliu galvoju. Ir tos mintys eina ir jos valdo mūsų gyvenimą. Ir jos kuria mūsų gyvenimą, mūsų aplinką. Tai mintys ir jausmai tai yra apie praeitį. O tas vidinis kūrėjas, tas sąmoningoji dalis yra apie ateitį. Ir kas įdomiausia, va tik čia ir dabar susitinka mūsų praeitis ir ateitis. Tik čia ir dabar mes galim kažką pakeisti gyvenime. Nei vakar negalėjom, nei rytoj negalėsim. Tik tai čia ir dabar. Tai va dabartyje, kai susiduria ego, tai tas vadinamas ta pasąmonė ir vidinis kūrėjas, tik čia ir dabar aš galiu ką nors keisti. Nes aš renkuosi, tiksliau renkasi mano loginis protas. Ir paprastai loginis protas pasirenka pasąmoninės programas, o nesąmoningą kažkokį tai veikimą. Nes pasąmoninės programos jos automatinės, prie jų pripratę mes esam susikūrę savo kažkokį tai komforto zoną ir mums patogiau. Tai vat per pasąmoninės programas mes mintimis ir jausmais jas priimam ir su jomis veikiam. Tai tas sprendimų priėmimas dažnai mums būna ne toks, kokio norim ir mes pastebim gyvenime, kad iš tikrųjų norėjau kaip geriau, gausi kaip visada. Antras tas griovėjas yra neteisingai suprastos vertybės. Vertybės mes labai pažįstam ir žinom ir vertybės tai yra tai, kas mums svarbu. Vertybės visa tai, į ką mes investuojam savo pinigus. Vertybės yra tai, į ką mes investuojam savo laiką. Kas mums svarbu, į ką mes atkreipiam dėmesį į savo gyvenimą. Ir mes turim daug prigimtinių vertybių. Prigimtinės vertybės yra ir šeima, ir meilė, ir rūpestis kitais, bendruomeniškumas, šitos pagrindinės prigimtinės vertybės. Tačiau yra labai daug vertybių, kurias mes esam pasiskolinę arba pasiėmę iš aplinkos. Ir žmogus, kuris, pavyzdžiui, turi lyderystės potencialą, jis gimė, atsinešė lyderystės potencialą į šitą pasaulį, o aplinka jo buvo labai mama kontroliuojanti, pavyzdžiui, arba tėtis, arba abu tėvai kontroliuojantys ir jiem liepė daryti teisingai, taip kaip tėvai pasakys, pagal taisyklės. Labai apribotas žmogaus gyvenimas buvo. Ir jam susiklostė tokia vertybė gyvenime, kad aš toks, koks esu nesutinkamas, aš privalau klausyti tėvų ir daryti taip, kaip jie liepia. Ir vaikystėje viskas su tuo tvarkoja. Bet kai vaikas auga,
užauga ir tampa suaugusiu žmogum, jis negali priimti sprendimų, nes gali būti, kad netiks kažkam, kas davė užduotį. Jis negali prisimti atsakomybės, nes primesta vertybė reikia klausyti ir reikia daryti taip, kaip kažkas pasakė, kažkas liepė, bet aš negaliu daryti taip, kaip aš noriu, nes aš galiu suklysti. Ir va tos primestos vertybės labai dažnai mums pakiša koją ir mes negalim nei savęs realizuoti, negalim nei susikurti kažkokio savo gyvenimo, savo verslo, nes šitos primestos vertybės visada mus stabdys. Mūsų pasąmonė yra tam, kad mus saugotų. Saugotų nuo kažko, kas gali įvykti. Ir tas pasąmonė saugomas, mes kartais ant jo pakimbam ir mes patys ieškom saugumo, kad tik tai būtų saugu. Ir primestos vertybės paskui dar susiformuoja tokios užslėptos vertybės ir jos valdo mūsų gyvenimą. O gali būti, kad jos netinka visai mums pagal mūsų prigimtį. Ir įsivaizduokit, prigimtis vienokia, primestos vertybės yra kitokios ir kertasi mūsų prigimtis su primestom vertybėm. Ir tada susidaro įtampa, o iš įtampos atsiranda stresai ir visi kiti dalykai. Tai va, keliaujam toliau. Žema savivertė ir nepasitikėjimas savimi. Pirmiausia, jeigu žmogus nepasitikė savimi, niekada netikės ir juo, ir kiti. Tai čia jau šitą žinokit, nes vidinis nepasitikėjimas spinduliuojamas į išorę. Ir tas nevertumas arba ta žema savivertė kyla paprastai žmogui atrodo, kad tai kyla iš atliktų ar neatliktų darbų kokybės, gausos, kiek aš daug padariau, kiek aš daug nuveikiau, bet aš vis kažką ne taip padarau. Arba iš kitų žmonių nuomonės. Jeigu kitas žmogus pasakys, kad tu teisingai padarė arba gerai padarė, gerai, aš jausiuosi vertas, o jeigu nepasakys, nevertas. Kitų žmonių meilės, nemeilės. Labai dažnai porose pasitaiko tokių atvejų, kada ateina ir kaltina vienas kitą. Jeigu jinai mane mylėtų, tai mano savivertė būtų aukšta ir aš čia pasitikėčiau, eičiau, daryčiau viską. Jeigu jisai mane mylėtų, tai aš čia ir vaikus jam gimdyčiau, ir valgyt gaminčiau, ir indus plaučiau, nes, jeigu. Kitų žmonių nepriėmimo, nepalaikymo. Labai sutinku daug savo konsultacijose, ypatingai merginų, kurios, ko gero, augo su labai griežta kontroliuojančia mama. Ir jeigu ta mama palaikydavo ją kažkokioj tai veikloj, tai ta mergina galvodavo, kad su jie viskas gerai. Jeigu mama tik nepalaiko, reiškia, jinai daro kažką negerai. Ir tokiais atvejais merginos labai, ir vaikinai aišku, bet daug kažkaip sutinku merginų, kurių savivertė labai priklauso nuo to, kaip juos priima darbdaviai, kolegos, vyras, žmona, ar kaimynai, kaip priima ir palaiko. Jeigu turi palaikymą, tai tada viskas gerai, mano savivertė aukšta, aš einu darau. Jeigu nėra palaikymo, aš nieko nedarau. Ir va čia labiausiai atsiskleidžia po šitais žema savivertė ir nepasitikėjimu, labai atsiskleidžia, kad paprastai būna užslėptas lyderystės potencialas. Tai va, ir žemą savivertę kartais mes priskiriam ir, kad aš neturiu žinių, aš neturiu patirties. Tai va, atsiskleidžia tame, kad žmogus tarsi nepasitikė tom žiniom, kurias turi, ir vis jam mažai, ir atrodo, kad tikrai tas žmogus, jeigu jau gautų žinių ir patirties, tai ten suklestėtų. Ir ta žinia semia tų žinių ir eina iš seminaro į seminarą, kaip aš sakau, seminarų piligrimai. Ir nieks nesikeičia gyvenime. Į gyvenimą neišneša tų seminarų žinių, nes nepasitikė savimi. Vidinis tas giluminis nepasitikėjimas, jis vis tiek niekur nedings, nors žinių prisikraukim kiek nori. Tai va, ir žmogaus vertumas nepriklauso nuo šių išorinių dalykų, jis kyla iš žmogaus prigimtinio orumo. Nes kiekvienas žmogus, kuris atėjo į šitą pasaulį, jisai su prigimtimi atsinešė savo orumą. Ir savo misiją realizuoti potencialą. Tai va, iš to ir kyla žmogaus vertingumas. Ir kiek žmogus jaučiasi vertas, kiek pasitikė savimi, tai tiek iš gyvenimo ir gali pasiimti. Dar vienas mūsų griovėjas yra neišmoktos pamokos.
Ir kaip sakiau, neišmoktos pamokos, kurias mums gyvenimas duoda, kuris taip dosniai dalytų neišmoktų pamokų, visada, jeigu aš išmokstu tą pamoką, jinai nebepasikartos. Jeigu aš tos pamokos neišmokstu, jinai kartojasi ir taip jinai stiprėja ir žmogus paskui jau sako, aš jau nebepakeliu. Kodėl bėga žmogus nuo pamokos? Pirmas dalykas, nuo pamokos žmogus bėga, nes bijo sunkumų. Nes paprastai žmogus nori geros savijautos. Mes jau tokie žmonės esam, kad visada ieškom saugumo ir geros savijautos. Bet saugumas ir gera savijauta yra vaiko kriterijus. Vaikui reikia, kai jisai auga pas tėvus, su tėvais, tai jam reikia saugumą užtikrinti, gerą savijautą, pagrindinius poreikius aprūpinti ir vaikas tada bus laimingas. Bet jeigu žmogus ieško saugumo ir geros savijautos jau suaugęs, jau turėdamas kažkokios gyvenimiškos patirties, va čia pradeda jam trukdyti. Ir tas saugumas ir gera savijauta paprastai suaugusių žmogų silpnina. Kaip vaikas stiprina, tai suaugusių žmogų silpnina. Ir visa tai, kas mus silpnina, paprastai yra patraukiama iš mūsų gyvenimo. Ir taip jau Dievas sudėliojas tokius dėsnius, kad tai, kas mus silpnina, tai, kas mus neveda į mūsų pašaukimą, visada bus patraukta iš mūsų gyvenimo. Tai jeigu mes ieškom, norim uždirbti pinigų ir kad būtume saugus ir susikurtume saugų gyvenimą, niekada mes tų pinigų neuždirbsim, nes saugumas paprastai mus silpnina. Saugumo nori gyvūnėliai, maži vaikai, jiem reikia saugumo, jiem reikia geros savijautos ir tai yra tai kategorijai skirti dalykai. Tai gyvenimo pamokos, kas tai yra? Tai yra tam tikri sunkumai, kuriuos mes galim įveikti ir tos sunkumus įveikę mes stiprėjam. Ir gyvenimo pamokas besimokindami arba sudėtingiau ar lengviau, mes tarsi lipam laipteliais, vieną po kito laipteliais ir siekiam savo pašaukimo arba savo misijos arba savo potencialo įgyvendinimo. Ir gyvenimo pamokos moko labai nedaug dalykų, bet jie labai svarbus ir reikalingi ir mes labai dažnai jų neturim. Tai pirmas dalykas - priimti ir vertinti save. Kaip aš sakiau, žema savivertė vienas iš griovėjų, o priimti ir vertinti save mus moko labai daug kur ir ta aplinka, kuri su mumis yra kasdien ir mūsų artimieji labai mus moko priimti ir vertinti. Nes, kaip sakiau, mes iš savęs transliuojam arba išspinduliuojam tą nevertumą arba nevertingumą. Tada mūsų artimieji arba aplinkos žmonės lygiai taip pat jie sako, kad tu nevertingas. Ir tada, ką jie nenori mūsų įžeisti arba nuskriausti. Jie tiesiog nori pasakyti, kad tu spinduliuoji šitą. Tai pasižiūrėk žmogau, kad tu esi vertingas, orus ir svarbus šitam pasauliui ir išmok priimti ir vertinti save. Nes žmogus, kuris nemoka vertinti savęs, jisai nemokės ir savo versle ir paimti reikalingų pinigų, kurių jis jaučiasi tarsi vertas, jisai nemokės pristatyti savęs, jisai nemokės suprasti ir kito vertinti, kito darbo vertinti, kito pastangų vertinti, nes jisai savęs nevertina, jis savo darbo nevertina. Tai iš tikrųjų šita pamoka yra labai svarbi ir jinai viena iš pirmųjų, kurias žmogus atėjęs pas mane į konsultacijas mokosi. Mes konsultacijose arba seminaruose mokomės tas pamokas ir praeinam jas lengvai ir paprastai. O žmogus gyvenime tas pamokas praeina sunkiai, nes jos būna labai skausmingos ir žmogus priešinasi tam. Ir būna atveju, kada iš tikrųjų ir geriau numirsiu, negu išmoksiu pamoką ir to išdidumo būna labai daug. Tai va, antroji pamoka - pasitikėjimas savimi. Aš skirstau į dvi dalis. Yra pasitikėjimas savimi ir tikėjimas savimi. Pasitikėjimas savimi yra tas toksai supratimas, kad mano praeityje yra jau buvę kažkoks atvejis, kad aš turėjau tokią patirtį ir aš tikiu, kad aš galiu tą patirtį pakartoti.
Tai čia aš pasitikiu savimi ir tikiu savo visą patirtimi. Bet yra dar vienas dalykas, dar yra tikėjimas savimi. Ir tikėjimas savimi nuo pasitikėjimo skiriasi tuo, kad aš galvoju apie ateitį. Aš tikiu, kad ateityje aš padarius žingsnį, tą kažkokį tai veiksmą padarius, aš gausiu tinkamą rezultatą. Pasitikėjimas gali būti, bet gali nebūti tikėjimu savimi. Ir tas žingsnis nebus padarytas. Tai ypatingai tas labai svarbu žmonėm lyderiam, žmonėm kūrybininkam, kurie iš tikrųjų galbūt savo gyvenime dar nėra sukūrę to, apie ką jie svajoja, dar neturi patirties apie tai, ką jie galvoja sukurti, arba nori sukurti, arba jiems kažkaip tai kažkas prisisapnavo. Bet jeigu turi tikėjimą savimi, tai žmogus sakys, aha, aš patirties neturiu, bet aš einu, tikiu savimi, išmoksiu pamokas ir aš tą patirtį įgysiu. Tai čia yra toksai du dalykai, tai yra pasitikėjimas apie praeitį ir tikėjimas apie ateitį. Toliau pamokos moko prisimti atsakomybę. Nu, čia su atsakomybės prisėmimu tai yra reikalų ir yra bėdų, žinok. Nes prisimti atsakomybę mes visi sakom, kad mes atsakingi. Ne? Mes galvojam, kad visi taip, jau suaugę žmonės, turim savo šeimą, savo namus ir atrodo atsakomybę prisimam. Kas yra blogiausia, kad mes labai dažnai tą atsakomybę perleidžiam kažkam kitam. Ir ar vyrui, ar žmonai, ar netgi pinigams mes atsakomybę labai dažnai perleidžiam. Ir tas kyla iš vaikystės patirčių, kada vaikystėje už mus viską darydavo tėvai. Ir labai dažnai aš sutinku sužadėtinius, kurie ateina pas mus į paskaitas ir jie atsineša tokią patirtį, kad tėvai už juos viską darydavo. Ir jie pasakoja, kad neleisdavo ten jiem pavargti darže, neleisdavo ten kažko tai indus plauti ar dar kažką, viską mama ten darydavo, ar ten tėtis darydavo už jį. Ir toks žmogus, jisai gyvenime atsineš kokią patirtį, kad ta atsakomybė už jo gyvenimą priklauso tėvams, ten ar dar ar kitiems suaugusiems. Ir va taip susikūrėma toks mąstymo modelis arba tokia strategija, kad kažkas atsakingas už mano gyvenimą, kažkas kitas. Ir tegul kažkas kitas kuria gyvenimą. Ir kai gyvenimas griūna, mes pradedam tada kaltinti. Kaltinti savo vyrą, kaltinti savo žmoną, kaltinti tėvus, kaltinti, visus iš eilės kaltinti, nes atsakomybės mes neprisijam. Ir tą atsakomybę perdodam kažkam kitam. Ir dar viena pamoka - sąmoningai priimti sprendimus. Kaip mes priiminėjam sprendimus? Eina kažkokia situacija, įvyksta situacija. Toje situacijoje, kaip aš sakiau, yra sprendimų priėmėjai du. Tai yra sąmoningoji dalis, tas tikrasis aš, arba pasąmoninė dalis. Jeigu mes 95% savo gyvenimo gyvenam pasąmoniniam programom iš pasąmoninės dalies, tai sąmoningai priimti sprendimų nesigaus. Nes jeigu ateis įvykis kažkoks, jausmai sukyla, jeigu, pavyzdžiui, koks nors stresinis atvejis, pavyzdžiui, avarija įvyko, jausmai sukyla virš jausmų toleravimo ribos, kai sukyla jausmai, tada veikia mūsų pasąmonė. Ir kai veikia mūsų pasąmonė, mes visada sprendimus priimsim taip, kaip jau esam kažkada priėmę. Kažkada jau esam su kažkokią situaciją panašiai sprendę. Ir nenumirėm, vadinasi gerai, vadinasi reikia ir dabar priimti tokį sprendimą. Ir paprastai, jeigu sprendimus priima pasąmoninė dalis, mes po kažkiek tai laiko pasakysim, kad tas sprendimas buvo neteisingas arba negeras. Ir va čia visada mes susikursim tokį modelį, aš padariau klaidą. Tai ne aš kaip žmogus, kaip asmenybė padariau klaidą, o mano pasąmonė padarė klaidą, net priimdama netokį sprendimą. Ir tas pamokas, kaip mes mokomės per seminarus, aš visada kviečiu atsisukti į save, o kaip aš jaučiuosi priimdama sprendimą.
kam man jis reikalingas, kokią naudą man šitas priimtas sprendimas neša. Ir mes pasižiūrim, lendam gilyn, pasižiūrim per klausimus apie tą sprendimo priėmimą, kas čia per nauda, ir žmogus, kai pamato, kad ta nauda visiškai nelogiška, to sprendimo priėmimo, kad ta nauda yra tik tai mūsų pasąmoniniam programom, tada žmogus atsipalaiduoja ir tas sprendimo priėmimas pasitraukia į šalį ir tada ateina sąmoningumas ir supratimas. Tai va. Ir paskutinis, kaip ir būtų gyvenimo autoritetai, va čia irgi labai svarbus tas mūsų griovėjas, nes mes labai dažnai turim savo gyvenime žmonių autoritetų. Mes juos pasistatom virš savęs. Pirmiausia, tai būna tėvai. Kai vaikas auga, tėvai būna autoritetai, ačiū Dievui, kad tai būna, ir viskas su tuo gerai. Bet autoritetai sukuria tam tikrą taisyklių ir tiesų rinkinį mūsų gyvenimui. Galima tas, negalima to, tu gali daryti taip, o negali daryti taip. Ir tas tiesų ir taisyklių rinkinys žmogui, vaikui, paaugliui, tai jos tinka. Bet jau suaugusiam žmogui jos pradeda maišyti. Ir tos tiesos, kurios atsineštos iš vaikystės, iš tėvų namų, iš patirčių, labai dažnai sudėtos į pasąmonę, labai dažnai mums užkerta kelią save realizuoti. Nes jeigu aš turiu taisyklę, kad aš privalau klausyti tėvų taip, kaip jie sako, taip, kaip jie daro, ir negaliu priimti sprendimo be tėvų pritarimų. Jeigu aš turiu tokią taisyklę, aš niekada nesimsiu nei verslo daryti, nei turėti kažkokių tai daryti sandorių ar daryti kažkokių tai sprendimų žingsnių, nepritariant tėvam. Ir to logiškai tai nepaaiškinama, logiškai tai nesuvokiama, bet mus stabdo. Visada pasąmonė stabdys, jeigu aš turiu taisyklę, kuri kertasi su mano potencialu. Ir kas įdomiausia už tų taisyklių ir tų tiesų, slypi ta mano įvardinta trijulė - gėda, kaltė, baimė. Gėda apie tai, ką aš padarau ne taip, pagal kažką tai. Kaltė, gėda tai daugiau ne ką padarau, bet gėda daugiau kaip aš atrodau, kaip aš elgiuosi išoriškai, kokius veiksmus atlieku. Kaltė yra apie tai, aš jaučiuosi kaltas, kad padariau neteisingai. Mano priimtas sprendimas kažkoks netinkamas, ne toks. Ir baimė, čia apie baimę galima kalbėti visą paskaitą, nes labai dažnai baimė būna susijusi su mirties baime. Ir tų baimių nelogiškumas, jis labai pasireiškia per tokį, žmogus nedarys žingsnio, neis kažkur, nepriims sprendimo, nes galvoja, kad gali numirti. Ir tos baimės labai pasireiškia per mūsų fobijas. Aukščio baimė, pavyzdžiui, vorų baimė, klaustrofobija, uždarų patalpų baimė, baimė skristi lėktuvu. Kokių tik tų baimių nesu girdėjus per konsultacijas. Ir čia viskas susijęs su mirties baime. Ir matot, kur yra bėda. Bėda yra tame, kad mes suprantam, aš atsisakysiu dabar visų taisyklių, tų taisyklių nesilaikysiu ir aš išeisiu dabar į tą laisvę be taisyklių. Ir mes labai dažnai laisvę, kuri yra be taisyklių, mes sumaišom su paaugliška laisvė. Nes paprastai, jeigu žmogus išeina į tikrąją laisvę, tai laisvė eina tiesiogiai su atsakomybė. O kai žmogus išeina iš taisyklių, būna tokiu atveju, tos taisyklės tiek užknisa, kad nori tiesiog jų atsisakyti, jau jis pats jų atsisako, bet išeina į kitą kraštutinumą, į tą paauglišką laisvę. Ir ta paaugliška laisvė griauna ir žmogaus gyvenimą, ir aplinkinių gyvenimą. Ir tai būna tokiu atveju, jeigu teko girdėti, čia tėvai mokė, diegė vertybės, o vaikas, kai tik tai užaugo, pasileido, išėjo be ribų ir žiūrėk, kaip čia ta laisvė, su ta laisvė negalima žaisti, nes ta laisvė labai
labai žmogus sugriauna gyvenimą ir patį žmogų sugriauna. Ir dabar žiūrėkit, kur yra skirtumas. Skirtumas, kai aš turiu brandžią laisvę. Aš kaip asmenybė prisiimu atsakomybę už tai, ką aš darau, už tai, ką aš veikiu, už tai, ką aš sakau, aš prisiimu pati atsakomybę. O kai aš išeinu į tą paauglišką laisvę, aš atsakomybę už savo veiksmus ir už savo gyvenimą perduodu tai paaugliškai laisvę. Tai laisvė atsakinga už mano veiksmus, už viską. Aš čia laisvę turiu ir dabar jinai atsakinga. Ir visiškai nelogiška atsakomybė, bet mes taip galim pamatyti arba atskirti, kur yra tikra brandi laisvė ir kur yra paaugliška laisvė. Ir kaip 5 gyvenimo griovėjus paversti kūrėjais. Ir pirmiausia, pasąmoninės programas, ką su jom reiktų daryti. Jas reikėtų išmokti atpažinti, valdyti ir eliminuoti tos, kurios mums nereikalingos. Neteisingai suprastas vertybės mes turim pirmiausia atrasti. Mes irgi turim pažinti, atrasti, kas čia pas mane neveikia. Išsiaiškinti ir atmesti netinkamas, kurios mums trukdo. Su žema savivertė ir nepasitikėjimu savim, tai pirmiausia reikia pripažinti. Pripažinti, taip, aš turiu žemą savivertę, aš esu silpna prieš savo nepasitikėjimą. Ką man su tuo daryti? Ir paskui yra būdai, yra tam tikri modeliai auginti ir išdrįsti daryti žingsnius ir išdrįsti priimti save, vat tokią augančią. Nes jeigu žmogus turi žemą savivertę, tai paprastai jam labai gėda pasakyti, kad aš nesugebu kažko, aš negaliu kažko, aš esu per silpnas, aš esu nemokantis. Tai tokiam žmogui labai sunku pripažinti, bet išdrįsus pripažinti galima jau užauginti savivertę. Neišmoktos pamokos. Pirmiausia, reikia suprasti, ką ta neišmokta pamoka mums rodo. Ką mums rodo mūsų gyvenimo aplinkybės. Atpažinti, kokios pamokos neišmoktos. Kaip aš jas turiu išmokti. Ir išmokus pamoką keliauti toliau. Ir gyvenimo autoritetai, tai pirmiausia, neperleisti atsakomybės gyvenimo autoritetams. Kaip tą padaryti? Pavyzdžiui, jeigu jaučiam, kad mūsų tėvai mums yra gyvenimo autoritetai ir jie stovi virš mūsų, mes juos pasistatę kaip gyvenimo autoritetus ir bandom pasiekti, tai yra neteisinga hierarchija. Nes įsivaizduokit, tėvai aukščiau mūsų, mes niekaip nebūsim kitaip, tik žemiau. Mūsų vaikai išmokę tokius pačius modelius bus dar žemiau ir mūsų giminė žemėja ir žemyn. Tai visada aš sakau, kai vaikai suauga, sukuria savo šeimas, visada turi išeiti iš po tėvų autoriteto ir atsistoti šalia petys į petį. Tėvai mums gali būti patarėjai, mes galim pasiimti iš jų reikalingus kažkokius tai modelius, mes galim iš jų pasiimti tą gyvenimo patirtį, tam tikras vertybės, bet jokiais būdais mes jau nebegalim tėvam perleisti atsakomybę už mūsų gyvenimą, mes turim atsakomybę prisijimti. Tai va, gyvenimo autoritetų reikia pirmiausia, aišku, tos atsakomybės neperleisti, tada atsisakyti tų autoritetų, jeigu mes jūs turim. Atsisakyti, tai reikia nuimti tuos autoritetus. Ir tai, kas trukdo, patraukti į šalį, nes ir pinigai gali būti gyvenimo autoritetai. Ir kažkokie materialinės vertybės gali būti gyvenimo autoritetai. Kiek aš prisižiūrėjau žmonių su visokiais autoritetais, tai yra tikrai keistų tokių visokių nelogiškų dalykų. Tai va tiek norėjau jums papasakot ir dabar nežinau, Aiste, ko gero pristatysim mūsų seminarą, kuriame jau mes nagrinėsim visus šitus dalykus labai giliai, labai aiškiai, labai suprantamai ir vesiu per visus tas pamokas, kad jūs išmoktumėte tas pamokas ir galėtumėte patys naudoti. Tai ačiū tau, Edita. Žinok, jaučiuosi, kaip vėl ėjau per tavo tas visas konsultacijas, paskaitas ir vėl turiu tau begalės vėl klausimų. Tai kai susitiksim, panagrinėsim
Ir dabar taip tikrai norėtumėm pakviesti į žydinčias obelis, kurios vyks gyvai sveikatingumo saloj, Aušros alėja 39 409 kabinetas. Žydinčios obelis vyks visus birželio trečiadienius ir 1 Liepos trečiadienį. Laikas yra 18:30. Apie ką mes kalbėsim, tai taip kaip ir Edita trumpai, galima sakyti, trumpai papasakojo. Tai pirma paskaita bus apie 3 gyvenimo etapus, sužinosime, kuriame etape esam ir kaip mums pajudėti toliau. Antras mūsų susitikimas yra apie mūsų vertybės, kur aiškinsimės, kokiomis vertybėmis mes gyvename, kaip Edita pasakojo, primestomis ar tikrosiomis. Trečias mūsų susitikimas yra apie mūsų jausmus ir emocijas, kaip jie emocijos ir jausmai mus valdo. Ketvirtas susitikimas bus apie mūsų gyvenimo viziją ir apie mūsų didesnius tikslus. Ir penktas mūsų susitikimas tai būtent mūsų tikslų strategija, kaip jų pasiekti. Ar aš teisingai, Edita, papasakau apie mūsų susitikimus? Taip, viskas tikrai taip. Ir tas pirmasis susitikimas yra, vat, tu užsiminiai, aš apie tai sąmoningai nieko nesakiau, nes paprastai, tai kai pradedi kalbėti su žmogumi ir pasakai, kad tu esi išgyvenimo etape, tai nėra labai lengva, bet mes apie tai kalbėsim. Žmogus turi pereiti gyvenime 3 etapus. Pirmas išgyvenimo etapas, antras vertybių patikrinimo etapas, trečias gausa. Ir paprastai išgyvenimo etape žmonės būna visi, kurie turi šitus sustrigimus, ką aš išvardinau, neišmoktas pamokas. Ir va šitie 5 gyvenimo grioviai griauna to žmogaus gyvenimą, daro destrukcijas visame kame. Vieni labiau, kitiem kiti labiau. Tai va, tai taip, viskas taip, kalbėsim apie tai. Tai einu prie reikalo. Tai šitas mūsų ciklas, 5 susitikimai, šiems dalyviams, kurie yra susirinkę šiandien iki 24 valandos, kainuoja 80 eurų. Iki gegužės 31 dienos kainuos 85 eurus, o nuo gegužės 31 dienos iki renginio kainuos 100 eurų. Kas yra turbūt ne naujiena jau, dėl to, kad žydinčios obelis jau turėjo 2 grupės, tai dar nespėjom paskelbti žydinčio obelų renginio ir beveik pusė grupės jau yra užsipildę. Tai ką galiu pasidžiaugti, kad žydinčio obelų tas gyvavimas jau prasidėjo per rekomendacijas tie, kurie yra buvę. Tai gal tiek apie žydinčio obelų ciklą, nes neįmanoma papasakoti, reikia tiesiog ateiti ir tai patirti. Kas labai yra smagu, kad mes iš Editos girdim ne tik teoriją, bet ir atliekame praktinius darbus. Tai aš dabar gal tada pasižiūriu, ar yra kas kokį klausimą uždavė. Ineta yra parašęs, kad mintis nuolat apie darbus. Jeigu galima būtų net truputėlį plačiau apie savo darbus, apie kokius darbus ir kokios tos mintys. Ir Vaida Gontienė yra parašęs, jinai jau buvo pas mus vienam kurse, kad Edita vėl sujaukė mano pasąmonę. Ačiū. Aš tam ir esu čia. Tai va, tai nežinau, ar mes sulauksim dekorai, puokštės, buhalterija. Ineta. Aha, tai jūs, Ineta, aš taip supratau, dirbat šitus darbus, ar ne? Dieną naktį. Ar gali būti, kad pas jūs gyvenime taip susiklosti, kad jūs tapot darboholikė? Aš gal paprašysiu iš tikrųjų, kad Ineta, mūsų yra tikrai nedaug. Gal tiesiog laiko mes turim dar 10 minučių. Tai galėtume padirbėti su Ineta. Mielai padirbėčiau tikrai. Ir pamatytumėt, kaip viskas vyksta, koks principas darbo vyksta. Tai labą vakarą, Ineta. Labas vakaras, nežinau, ar matosi. Taip, viskas gerai matosi. Taip, pačia pagrindinės problemos tokios šiai dienai yra, nes būna, sakykime, kad ir šiandien, sakykime, paimta situacija,
4 valandą nuo žaibo prabudu ir prasidėjo. Kaip čia iš kur staltiesės gauti, kaip pasiūt, kaip tą, kaip čia puokštės suspėti, kaip tą ir aną padaryti ir tiesiog va virtinę ir dar plus šiuo metu dar ir buhalterijoje dirbu. Kaip jūs Nuotoliniu. jaučiatės? Kaip jūs jaučiatės, vat, kai tos mintys ateina, jos eina nuolatinės? Pripratau. Nevargina? Vargina gal daugiau emocijos, nes buvo sekmadienį ir šiandien ryte gavau gyvenimo pamokas. Sekmadienį gavau įnoringą klientę, kurios dėka supratau, kad aš žinau, su kuo noriu dirbti ir su kuo ne. Pradedu atsirinkinėti klientus. Šiandien kita dėl dekoro situacija buvo. Ne tai, kad nesusikalbėjimas, tiesiog nusivylimas, daug vilčių buvo dėta ir pasirodo, ne aš laimėjau projektą. O nuo sausio mėnesio buvo viskas derinama. Sakykite, Ineta, kaip jūs savo vaikystėje matėt savo tėvus dirbant, koks modelis buvo? Mama per 3 darbus visada dirbdavo. Patėvis daug metų nedirba, bet aš irgi toje situacijoje galvojau, kad ir gali būti pas mus tas pats, bet vyras tikrai mano dirba daug. Nėra tai, kad aš išlaikyčiau. O dabar žiūrėkit, apie ką jums yra darbas? Vat jūsų darbas. Kūryba tai noras išreikšti save, tai ką, sakykime, kažkur kažką pamatau, jeigu apie puokštės kalbam, tai yra iš kur kojas dygsta, kaip čia tas ir anas padaroma yra. Dekorai tai estetika, su buhalterija perfekcionizmas. O sakykit, tas, kaip jūs sakot, kūryba, jūs kūrybininkas žmogus esat. Ir aš girdžiu vieną labai svarbų dalyką. Pas jūs yra užblokuotas pasitikėjimas savim. Nes kadangi esat kūrybininkas, jums reikia laisvės. O jūs matėt modelį, kad mama labai daug dirbo. Mama turėjo labai daug to tokio įsipareigojimų. Ir tas įsipareigojimas pas jūs įsėdo į pasąmonę kaip taisyklė, kad aš turiu labai labai įsipareigoti kažkam, tai įsipareigojus aš tada sukursiu vertę. Ir va čia yra bėda, nes jūsų ta prigimtis yra kūrybiška. Pas jūs labai daug kūrybingumo, pas jūs labai daug tokios laisvės. O ta laisvė yra suvaržyta ir pastatyta į taisyklės. Ir va čia yra kertasi jūsų tos taisyklės, kertasi su jūsų prigimtim. Ir kas vyksta jūsų galvoj? Vyksta toks dalykas, kad jūs, tam, kad jūs neišnaudotumėt savo kūrybingumo, jūs vargina mintys. Jūs pasąmonė nuvargina, jūsų protą nuvargina pasąmonė, tam, kad jūs neturėtumėt savo kūrybingumo. Nes jūs kažkodėl savo neleidžiat išreikšti to kūrybingumo, kurį turit viduje. Jūs į kūrybingumą einat tarsi truputėlį per tokią kančią, per tokį suspaudimą. Ir va čia reikėtų padirbėti su jumis, išlaisvinant tą kūrybingumą. Okay? Ar norėtume dabar padirbėti? Net nežinau. Iš tikrųjų yra tokia situacija dabar tokia pasimetime, gal sakykime, metus laiko tą kūrybiškumą, jau su individualia veikla tik tai dirbu ir nesijaučiu finansiškai saugi. Bet kas keisčiausiai visada sakydavo, jeigu vyras laimingas, aišku, sakydavo, kaip žmona laiminga, bet sakykime, čia iš kitos pusės. Tai gausa pareina per vyrą. Ir buvo taip, kad... taisyklę ištraukit. Taip sakydavo. Bet iš tikrųjų buvo tokia situacija, kad jisai tiek uždirbdavo, kiek mes dabar abu dirbam. Vasaros metu gaunasi, kad mes tiek pat uždirbam, kiek jisai žiemą dirbdavo, sakykime. Ir taip, tas nebuvo stabilumas ir dabar šiai dienai, kad baigėsi tos santaupos, o toliau gyventi reikia. Ir dabar žiūrėk.
Aš Taip. galiu trumpai įsiterpti, Mhm. kai užklausė Inetas, aš manau, kad jinai netaip suprato apie tą padirbėjimą. Mhm. Kai tu jai pasiūlyi padirbėti, turbūt tu, Atskirai. ne, Ne, dabar. dabar apie Mhm, vizualizaciją. aš Aš supratau. manau, Dabar, Ineta, mano darbo principas yra toks, kad aš kviečiu žmogų užsimerkt ir žmogus daro tai, ką aš sakau. Aš sakau tekstą, vedu žmogų ir žmogus tarsi įsivaizduoja, kad jis veikia taip, kaip aš sakau. Ar nebūtų jums baisu, kad mes truputėlį su jūsų vidumi padirbėtume? Sąžiningai chaosas viduj, bet bandom. Ok, tai labai gerai. Labai gerai. Chaosas tai kas? Baimė? Ne, dabar vertės praradimas ir savivertės labai nukritimas. Va, ok. Gerai. Užsimerkit ir įsivaizduokit, kad padalinat savo... Edita, Taip. aš dar pertrauksiu, žinok, ar gali pasiimti moteris, gal gali ir kitos pasiimti, nes Vaida parašė, nori ir jinai jau prisijungti, daryti Mhm. vizualizaciją. Tai gal Gerai. visom bendrai apie ką tu dabar darysi, gal ir kitom, kaip pasakyti, taip pat. Ok. Gerai, dabar žiūrėkit. Tas, kas turit kažkokios problemos. Problemą turit kažkokį tai savo gyvenime, nu, neišspręstą problemą. At kaip Ineta turi savivertės klausimus, vertingumo, nepasitikėjimo klausimus, daug minčių, daug kažkokių tai neatsakytų klausimų. Tai darykit kartu su manimi ir aš pravesiu. Aš viską pasakysiu, galit užsimerkti ir įsivaizduoti tai, ką aš sakysiu, o aš jūs vesiu ir pažiūrėsim, koks rezultatas bus. Okay? Tai Ineta, užsimerkit ir įsivaizduokit, kad jūs savo kūną padalinate į dvi dalis, į dešinę ir į kairę. Atsiprašau. Mhm. Į dešinę ir į kairę. Viena dalis yra jūsų, vat, tas visas chaosas, nepasitikėjimas, savivertės stoka, daug minčių, daug varginimo, neišspręstos finansinės problemos. Visi tie dalykai, kurie dabar vargina ir kurie iš tikrųjų neduoda to tokio ėjimo į priekį. Tai viena dalis. Antroji dalis yra tikrasis aš. Jūsų Ineta tai yra kūrybingumas. Tai yra kūrybinis potencialas, laisvė, toks ta tikra brandi laisvė ir tas toks žydėjimas arba klestėjimas. Yra dvi dalys. Kaip Ineta jaučiatės su tom dviem dalim? Sunku net pasakyti, taip ir yra. Mhm. O kaip jos viduj tos dvi dalys bendrauja tarpusavį? Kartais pavyksta bendrauti, kartais nelabai. Mhm. Ar gali būti, kad tarp tų dviejų dalių susikuria įtampa? Taip, Mhm. O dabar, jeigu aš pasakyčiau tos vienos dalies, kurioje vyrauja chaosas, kuri yra apie mintis, apie tą darboholizmą, va tos dalies, ar galėtumėt atsisakyti? ne. Kodėl? Mm, Ką prarastumėt? niekam nebūčiau reikalinga. Va. Mm? Ir gali dabar atsimerkt, mes radom didelę šaknį. Kodėl jūs norit būti kažkam reikalingi? Todėl, kad nuo vaikystės visada bandžiau įtikti mamai. Va. Ir paskutiniu metu yra mm, tiesiog nebesinori ten važiuoti. Mhm. Ok. Ir dabar žiūrėkit, jeigu jūs vaikystėje norėdama įtikti mamai, patikti mamai ir jaustis reikalinga, turėjote tas patirtis, kai buvot maža mergaitė, tai dabar jūs jau suaugus moteris, bet norisi patirtis išlaikyti. Kam jums jos naudingos? Jūs dabar suaugus lygiai taip pat, kaip ir jūsų mama. Lygiai tas pats suaugęs žmogus. Kad vertint,
Gal kad vertintų kiti, kad Bet, vertintų gal kiti, sakykime, to pripažinimo, gal vat, to, ko negavus iš vaikystės pripažinimo, vat, trūkumas yra. ok. Ir dabar žiūrėkit, toks klausimas. Jeigu per gyvenimą, va iki jūsų gyvenimo galo nuo šiandien, niekada niekas jūsų nevertins, kaip jausitės? Blogai, susijęs su save. Va. Ir dabar žiūrėkit, ar yra šansų, kad aplinkiniai žmonės jūs vertins. Gerai vertins, labai gerai vertins, jeigu jūs pati savęs nevertinat. Ne, tas tai aš suprantu, kad taip nebus. Turiu pirmą save vertinti. Va. Tai Ir vat, todėl sakau, ta pamoka vat, nuo sekmadienio klientės, nes aš supratau, kad nu, turi vertinti mano laiką ir mano tą, nes aš pati save vertinu laiko sugaištą, kad Mhm. Bet pasąmoningai jūs nevertinat. Nes jeigu jūs, nesiginčia. jo, nes jeigu jūs vidury nakties prabudus galvojat, kaip reikia padaryti darbus, jau jūs dirbat galvoj, jau jūs tuos darbus dirbat Mhm. vidury Ja. nakties, reiškia, jūs savo poilsio laiko nevertinat. Ir ką jūs išmainot? Jūs išmainot savo poilsio laiką, išmainot į darbą. Nes galvojat, atsakomybę perduodat darbui kaip po tokiam ir galvojat, kad darbas yra atsakingas už jūsų vertingumą. Taip. Ar galėtumėte šitos taisyklės atsisakyti, kad darbas yra atsakingas už jūsų vertingumą? Man kaip labai užklausė manęs vieną kartą labai tiesiai, kažkaip taikliai, netiesiai taikliai, kodėl tu dirbi? Tai ne kiek gal dėl pinigų, bet tiesiog sakydavau, atsiprašau. Sakykime, kaip puokštės, taigi aš pažadėjau žmogui, kaip aš galiu nepadaryti. Jeigu aš tam pažadėjau tą ir tą dekorų, kaip aš galiu negauti to ir to padaryti. Būna kažkaip va taip va prisižadu ir paskui pati dėl to labai naktim nemiegu ir pergyvenu. Jo, bet žiūrėkit, labai svarbus momentas. Net jūsų pažadėjimas yra iš noro įtikti ir patikti. Taip, Dabar, padaryti tobulai. jo, ar galėtumėt va, tą norą įtikti ir patikti, atiduoti savo į vaikystę? Tai yra tos mažos mergaitės noras. Ir dabar, jeigu pasižiūrėtumėte į veidrodį, jūs nepamatytumėte tos mažos mergaitės. Pasikeitė gyvenimas, pasikeitė aplinkybės, jūs pasikeitėt, jūsų bruožai pasikeitė. O norai tie patys liko, tai lygiai taip pat kaip šliaužtinukus apsimautumėt dabar vaikystės ir sakytumėt, kad man jie tinka. Čia yra logiška? Va. Ir vertingumas kyla ne iš jūsų padarytų darbų. Vertingumas kyla iš jūsų vidinio orumo. Taip, jūs esat kūrybingas žmogus, jūs turit tą potencialą kūrybingumo, viskas su tuo tvarkoja. Bet jūs neturit laisvės veikti. O nelaisvas žmogus visada vargsta. Nelaisvas kūrybininkas, jisai visada bus įspraustas į rėmus, kurie jį vargins. Ir tas varginimas visada prasideda, atrodo, nekaltai, per mintis jausmus, o paskui eina į sveikatos problemas, į miego sutrikimo problemas, į visus kitus dalykus. Kam jums to reikia? Jūs daro destrukciją savo gyvenime pati savo rankom. Kaip jaučiatės? Kaip tik šiom dienom apie tai ir mąstau. Ir buvo toks momentas, vėlgi grįžtant prie sekmadienio, aš net nevalgius buvau normaliai ir čia iškeptas, kaimynai pasikvietė, mes čia vakarieniaujam ir skambina ir aš tokia, ne, stop, aš turiu pavalgyti, nes pirmą aš turiu būti, po to tik klientė. Nes taip daugiau nebegalima šitaip daryti, šitaip gyventi. Ir būna su klientais dabar pradėjau irgi, jeigu negaliu atrašyti, aš vis tada atrašau, bet tik gal vėliau, bet aš turiu pavalgyti, aš turiu pertrauką pasidaryti, na aš negaliu to non-stopų varyti. Ir dabar žiūrėkit, kai matot visą šitą, mes truputėlį išnagrinėjom jūsų situaciją, kai matot visą šitą nelogišką situaciją, tai ar jūs galėtumėte atsisakyti tos savo dalies, kuri neša chaosą ir destrukciją jūsų gyvenime? Bandau. Užsimerkit ir pabandykit vėl prisiminti tas dvi dalis.
Viena dalis ta kūrybinga, laisva dalis, antroji dalis tas chaosas, mintys ir jausmai, darboholizmas ir visi kiti dalykai. Ir paleiskit, išimkit iš savęs tą dalį, išimkit visą, kiek įmanoma, sudėkit į kokį nors žaislą, Balioną į balioną gali ir paleis. ir paleiskit. Ar pavyksta? Sunkiai, bet jau bent jau supakuotas į balioną yra. Okay. Okay. Ir dabar žiūrėkit, va ta kita dalis, kuri yra jūsų tikroji kūrybingoji, ta laisva dalis, jinai pradės plėstis ir į kitą pusę. Ar taip? Taip, nes aš tą irgi pastebėjau, dabar vienu momentu buvom išvykę, tai kai visiškai atsijungiau, viską paleidau, visas mintis. Tada tokios genialios mintis atėjo, nu tikrai užsipildė tą antrą pusę, sakykime, kaip dabar to chaoso nebebuvo. Ir tobulai užsipildė viskas ir gavosi viskas gerai. Super. Tai galite atsimerkti net. Kaip jaučiatės? Žinau vieną, kad aš labai daug ką žinau, labai daug moku, labai gerai galiu pasakyti kažkam tai, bet pati neklausau savęs. Nieko, tai yra pataisu. Tai nenuosprendžiu. Bet vienintelė problema tik tai sakau. Žinau, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, turiu tikrai nemažai įrankių, nemažai teorijos, sakykime, ne praktikos, bet teorijos, kurią galėčiau taikyti. Ir be galo džiaugiuosi po naujų metų, kad atradau tokią, kad be galo daug visko yra, labai daug žinių, gal kažkam irgi bus naudinga. Ir jaučiausi kaip kaupikė ir labai daug kam pasakiau stop ir tiesiog visas tas, kol neišsivalysiu, neišsikapstysiu to kaupimo, to tokio išsivalymo, kol nepasidarysiu, gal nesiimsiu naujų mokymų ar dar kažko. Ir todėl labai daug kur atsiribojusi buvau, bet tikrai labai gerą naudą padarė tai tas valymas toksai minčių. Ir dabar žiūrėkit, kai ateis kažkokios tai mintys, kažkokie tai destrukciniai dalykai, jūs galėsit paimti tą balioną, sudėti ir išleisti. Ir niekas nekainuoja, neužima laiko, bet tai yra labai palengvina atradimą jūsų to kūrybingumo. Nes visas tas chaosas jums stojas tą kūrybingumą. Tai va. Ačiū labai. Prašom. Tai ačiū tau, Ineta, kad tu mums davei tą tokį įrankį, kuriuo mes galėjom parodyti kitom, kokiu mes principu sveikatingumo saloje veikiam su Edita. Tai ką, merginos, labai dėkoju visoms, kurios buvo prisijungusios, tos, kurios klausėt. Visą informaciją dar aš jums atsiųsiu elektroniniu paštu. Tad tos, kurios nori tikrai padaryti pokytį savo gyvenime, kviečiu jungtis į mūsų žydinčio obelų ciklą, kartu eiti link geresnių momentų gyvenime. Tai ką, dėkoju tau labai, Edita, už tavo laiką. Ačiū dar Daivutė. Daivutė parašė, dėkoja už tai, darė irgi kartu su manim ir pasirodo pražydo visos obelys aplink. Tai ačiū, kas darėt kartu. Ir Vaida man lengviau. Ta ačiū labai, Edita ir Aistė. Tai ką, ačiū jums ir laukit informacijos. Gražus vakaro visom. Ir iki pasimatymo. Viso.